Turim tokią situaciją, susiviniojam per geras kem minučių, turbūt rekordas, nes baisus lietus ateina, o mums šiandien 23 ar 25, kažkas tokio, nes Monika prastai jaučias, tai bandysim jau šiandien viešbutį nakvot. Tas lietus labai čia pagadino su vėjais, bet kaip nors. Tai vat, saulytė kaip ir lenda, bet į debesis irgi artėja. Ir labai prastai matos, bet realybėj labai baisiai atrodo. Šiandien toks vėjas, kad net į šoną verčia. Beinant lasdą tiesiai laikai, tai nežinau, pasuka į šoną kem 5 kampučių. Ten vat paskutinis sukilimas turėtų būti šiandienos. Jį užkylam ir tada tik tai žemyn. Kaip ir tie debesiukai lietaus. Gal ne lietaus, gal taip ten tik pavėsiu, bet atrodo kaip lietus. Stovi gazdinančiai. Nebaisiai artėja. Kiek atvėja didžiulį turim. Visa kita kaip ir neblogai. Monika žygioja, aš čia spėju iš paskos. Panašu, kad elniai nemoka laiptukais naudotis, tai vat. Yra žmonėm laiptukai, elniai per juos nepabėga. Kažkaip taip suprantu. Putuka vėjukas aprima. Galima gyventi už kalną užlindom. Vis dėlto ta audra šoną kažkur nuslinko. Visai nieko oras, nežinau, puškuojam pabiškį. Leisimės į apačią prie ežeriuko. Turėtų būti nameliai. Vėl meditacijos vieta graži. Kraštovaizdis tikrai nieko. Ir šį kartą mes nuo kalno, o visi į kalną. Buvom namukuose, pusryčiavom, pabom špaką susileidom. O dabar keliaujam 13 km paskutinius. Ieškosim autobuso, nakvynių ir bandysim išbaidyti ligas. O, čia po 3 lenteles čia jau jaučias, kad nacionalinis parkas. Visai kitas lygis. Lapė ką tik praskuto. Bet nelabai spėjau kamerytės įsitraukti laiku. Gal kur nors vat galiukas bus likęs. Ai va, lekia. Taip vat sustoji, tai grybų tai yra belė kiek. Tik tai skingi, aišku, aš jau negaliu išeiti iš tą kelią, bet kai taip pasižiūriu, tai va. Prašau, ten šviečia. Čia visur dar toliau matau. Tokie jau įmami. Jo, po medžiu va čia. Čia vėl va išlendi, va. Šičia. Čia grybukai, oho. Turbūt
daugiau turbūt nesam matę, ne? Vienoje vietoje. Aštuoni kilometrai. Finišo. 7,5 iki finišo. Sunkoka, kuprinė sunki, nugarą skauda. Monika puškoja irgi. Bet biškiai tempą buvo pagavus. Pusryčiai suveikia iki tualetą, sekančią bėgam. Žiūriu 5 km per valandą. 5,5 užšakės jau nebepavėjau. Iš kur tiek jėgų? Pasirodo, kad jau biškiai problema buvo. O šiaip tai ką, laukiam ryšio, ieškosim autobusų, nakvynių. Kaip ir liūdna, kad jau baigėsi. Bet gal ir jau užteks. Kažkas vakar sakė, kad jau atsikaldo. Nu vakar jau buvau pavargęs. Šimtai iš viso būsim 26 nuėję. Ir daugiau? Ir dar, nu gal jo daugiau, dar į viešbutį reikės eit dar kažkur. Nu kaip taksą imsim. Prabanga būtų jo tokius smirdinčius duvežti. Antro geriausia, tai po paspirtuką pasimsim ten tos nuomojamus ir važiuosim. Tai bet. Paskutiniai kilometriukai. Šiandien pasibaigsim trasą, sėsim turbūt į autobusą ar į traukinį, važiuosim kažkur į viešbutį. Net nežinau. Kol kas tai tiesiog nuovargis didelis. Skauda nugaras, skauda kojas, nieks nepasikeitė. Reikėtų gal nusipraust, išsimiegot gerai, tada jau bus galima spręst. Papasakot daugiau kažką tiesiog dabar tai. Jau kojas automatiškai dėliojas visos medinės. Aišku, šiandien daug ir nuėjom. Bet jau, kaip ir sako, pats galas sunkiausias būna. Nu ką, dabar jau paskutiniai 100 metrų, ne kilometrai. Beveik viskas, ką? Paskutiniai 100 metrų? Let's go! Let's go! Kur? Darom tai. Nu nebuvo čia taip jau ir sunku gal. O, čia man gal spengia ausis iš muziką. Įdomus tuneliukas buvo, ne? Šitą nežinojau. Ką, let's go? Viskas? Baiga? Valio. Nu. Valio? Tas valio, tai Šita siena, kur yra visi supaišyti. va, kaip joks. Jo, miesteliai, atstumai ir kalnai šone jų. Ežerai, visokie viskas. Tai va. Baigiam. Valio! Šiaip ne taip. Tai pasimatymą kitais metais. Kitais metais gerai sutarta viskas. Kertam rankom ir važiuojam. Čia, bučiks. Originalus finišas yra Hemavanas iš Abisko, bet mūsų finišas buvo Abisko. Iš čia mes kaip ir nėjom. Mūsų pradžia buvo Kvikiekas. Iš Kvikieko į Partę, Akce. Tik. Ir va, ežerai. Kokie buvo. Skerfė buvo kalnas, į kurį neužlipom. Per šitą plaukiam su valtele, per šitą irgi plaukiam su valtele. Langas, Talokta, visi šitie kalniukai, kurie buvo šonuose.
O, Monika stovi, liūdį, jau maigo internetą.